Vos neatjungiau save su medžiu, kai kirto per žandikaulį. Nu, jau panašiai grifų gūžta. Tai ką, eilinį savaitgalį sveikinos iš miško. Šiandien prisijungia kolega Justinas. Ir Justas ar Justinas? Justelė. Justelio, jo, kolega Justelis. Ir bandysim išgyventi miške. Nu, su šaltiniu išplauta bus. Kažkas turi vis tiek man nutikti. Na, šiaip labai. O tai čia kariuomenė organizuoja jau? Ne, yra asociacija tokia. O šito. Sakai? Jo, jaučiasi. Įmam. Pabandysim. Tas jam sakau, nes šiandien visai šlapia miške, kad biškį palengvintų mum laužų įsikūrimą. O čia dar įdomus dalykas. Vidury miško asfaltuotas kelias. Sakė, senais laikais čia prie Rūso kažkas, kai gyveno, čia sanatorija lygtais buvo. 2-3 kilus išsiasfaltavo vidury miško kelią. Geri laikai. Va, kaip reik būt pasiruošus miške. Justelis tai čia prie audros užsikurtų. Aš nieko neturiu. Justelis atvedė į atleistą kiemą. Į sodybą. Galvom, čia biškį atsinaujinsim, įsikursim. Bus sekta gera vieta. Nuom nepilnus 8 kilus ir radom gerą vietą įsikūrimui. Tai turim dar daug laiko šviesoj, bet pirmą reik papietaut ir tada prasidės statybų periodas. Būtų juokinga, jeigu peilis iškristų ir taip pamaka. Nenustepčiau, jeigu man taip nutiko. Kažkas jo turi. Tam, kad gerai išmiegot, reikia gerą patalą pasiruošti. Ypač kai nuo kažkur 5 vakaro pradės lietus lyt. Tai įdomu. Reikia dabar gerai pasiruošti viską, kad nereiktų vėliau verkti. Čia matote pareinantį terminatorių. Sveiki. Biškį pradėjom mūsų lašnot. 3 valandom per anksti. Tai Justelis jau ruošia mini pastogę. Laikinai, o po to darysim mega tentą. 2 mega tentus. Pažiūrim, ar moka mazgų. Mega ultra. Viskas slypi paprastume. Tai kaip batrištė, ne? Taip. Bet čia toks biškį šiek tiek overkilą, bet tada įsitempė dar labiau. Nu, čia gitaros stygą padarė. Laikinoji pastogė. Bet šiaip čia galėtume ir patokiai miegoti. Čia gerai, nes girdėsim lietų.
O hamaką ne... Neimsi? Reiktų ir hamaką suvinioti. Captain America strikes again. Nu, mes jau čia įsikūrinėjom kokias 3 valandas. Biškį papietavom ir dabar su malkom reikalų. Reikėjo malkų pasidaryti sieneliai prie laužo. Reikia malkų laužui. Biškį reikia pertraukėlės, noriu rankas nusplauti, labai išsusėjusios ir sakuotos. Vos neatjungiau save su medžiu, kai kirto per žandikaulį. Bet einam parodys, kokį turim upeliuką čia šalia. Normaliai čia įsismarkavo lyt. Einantis telis pripasakojo istorijų. Jis toks žmogus enciklopedija. Daug galima išmokti. Jog mes čia esam miške, kur yra daug partizanų žieminių bunkerių. Ir kad tokiais upeliais Jurgis Bielinis, jeigu neklystų, knygnešys, 3 ar 4 kilometrus pagal upelį bėgo nuo sovietų. Partizanai seniau eidavo miške per naktį arba per aušrą, nes užmynus samanas, kad jos turėtų laiko atsistatyti ir neliktų pėdsakų. Tai įdomu, kiek čia šitą miške dar slypi paslapčių. Šiaip netai baigia malkas tvarkyti, dabar reikia namų. Justelis turi čia kažkokią strategiją, bet aš dar neįsivaizduoju. Bandysim. Aš tai darbų vadovas dabar. Žiūriu saugą. Tai man reik darbų vadovo. Pagalbos? Kad ten biškį mamai pasikelti. Tai palauk, tu įtempi. O! Sio, ledas. Oiktų. Dar per aukštai biškį. Biškį per aukštai dabar. Jo. Kabantys. Dabar jau biškį atlaisint reiks, ne? Ne, neleisime. Ne, tai čia dabar... Nu tai metam ant lietaus viską. Ne, tai ten jo. A, jo. Nors irgi. Bet ten irgi mums čia reikės pasiruošti. Nu, jau panašiai grifų gūžta. Ar čia klastumynas labiau? Tavo daiktus biškį ištempsiu lauk. Jeigu jis ponas nieko prieš. Ne, tai aišku. Ten kur šlapia. Susitvarky. Wow! Jeigu naktį tai būčiau apsikakojęs. Griūna po biškį mūsų namai. Koliukas išskrido. Bet čia va taip achimičinam. Galinę sieną. Tik tai kur iš čia dabar? Kiek šansų yra? Radau! 100 šansų. Idealiai. Nu, atrodo tai labai ne kažką. Nu gerai, vertinkit nuo 1 iki 4. Iš vidaus situacija tokia. Pilna vietos. Gerai bus. Nu, sutvarkėm galą kitaip, gražiau. Ten biškį buvom ne taip padarę. Nu, normaliai, čia biškį vėjukų ir vietos, bet gerai. Dar labai svarbu pasidaryti vandenį nubėgimus, nes nusimato lietaus iki ryto.
tai nenorėtųsi plūduriuoti. Palūzė ar buvo daug? Ne, trumpai pristatysiu. Paskutinis žingsnis padaryti laužui sienelę. Galit matyti mūsų. Gerai, čia įsikūrė. Prie tokio vat. Iš tikrųjų esu alkans, labai pavargęs, Justelis mušo mane. Bet jau baigsim. O palauk. Su tokiu nebūtų. Labai šitiau norėjau. Va, taip. Lenda? Minkšta žemė, bet sulinda biškį daugiau. O, kėlė. Oi, čia leda. O kur federiai ten liko? Nu, kaip čia šitie? Jo, dėk, drąsiai susidėk. Visas malkas ant vieną kartą sumetam. Pala, ką veikiam? Vakarienės meniu hot dog. Turim daržovių, turim sūrio, turim kečupo. Biškai aštresnis gali būti. Mėgsta aštri? Mėgsta. Perdurė tiesiog bandelę. Negailestingai. Bandysi apgaubt? O, bahūriškai. Turiu rimtą klausimą. O. Dešrainis, hodogas. Sumuštinis ar ne? Tai sumuštinis? Sumuštinis? Aišku. Aš priešingus nuomonės. Jis čia ir tiesiog dešrainis, nepriskirtas kategorijai. Uncategorized. Priklauso, koks savo sumuštinio apibrėžimas būtų. Nu, čia jau va. Nu, tai čia visada gali politiškai atsimažinti. Taisyklė numeris 13 miškėjų. Neprivalgyk tiek, kad reiktų į tualetą. Blemba jo. Geriau nei namuose maitina. Blemba šiai bomba. Taip noriu valgyti dabar, tai man čia labai gerai. Na, jeigu ką, tai Atsikelsim čia netuolė. čiur ne aš. Čia. Kaip vertino dieną? Nuo 1 iki 4. Pastovi tie palai žemesni. Nežinau, nuo 1 iki 10 nuobodžiai. 3. 3? 3. Ko trūkų iki 4? Tai vieną visada reikia pasiekti tobulėjimai. Teisingai. Bet kol kas atrodo, mėgosiu pirmą kartą, mėgosiu šiltai, nes jau prakaituoju. Bet jeigu užgesim... Bent jau pirmas 2 valandas. Pirmas 2 valandas. Visio, pasiklausysim lietaus ir apapa. Septynios ryto, Justelis jau atsikėlęs, pavalgęs, susidėjęs daiktus. Tai pirmą naktį šį sezoną, kai nesušalau,
Baisiai čia gerai užsikuriavom laužą. Aišku, šiek tentus abu prasdeginom, bet minimaliai. Laikas papusryčiauti. Taip, dabar mes papraudėm. O ten gali pasimt, man atrodo, 10 liktai dėkų. Visio, susitvarkėm, judam atgal link mašinos, varysim vėl pro šaltinį, prispilsim vandens namams ir bus baigtas dar vienas nuotykis. Atrodo, vat, taip, iš toli, kur buvom. Baigėsi mūsų nuotykis. Kažkam nenuotykis, bent jau man asmeniškai nuotykis. Grįžom prie to pačio šaltinio, kur pradėjom. Dar užsipilsim vandens kelioniai. Ir tiek. Paragavom normaliai lietaus. Bet super duper buvo čia išvyka šį kartą. Nuostabus miškas, nuostabi gamta ir nuostabi draugija. Tai ką, šiandien tiek ir iki kitų kartų.